Kupiškyje kuriamas muziejus skirtas ugniagesių profesijai. Jį kartu su žmona rengiantis ugniagesys siekia populiarinti šį darbą, supažindinti jaunąją kartą su ugniagesybos šimtmečio istorija. Jisai buvo sukniūdęs, o aš įvėjau į pirtį ir pamačiau, kad jisai jie tenai. Skirmantas prisimena, kai 5 išgelbėjo žmogų iš degančios pirties. Atvykę ugniagesiai tąkart berniukui pasakė, kad jis būtų geras gelbėtojas ir tai tapo didžiausia jo svajone. Čia yra mano vaikystės piešinys, 1 klasės, kai buvo auklėtos užduotis nupiešti savo svajonių darbą. Skirmantas tapo ugniagesių gelbėtojų, o jo piešinys parodos Ugnies angelas eksponatu. Vyras dar neįgijęs profesijos, kolekcionavo viską, kas susijęs su ugniagesių darbu. Dabar, sako, atėjo metas tuo pasidalyti ir su kitais. Žmonės supažindinti su ugniagesio gyvenimu iš arčiau, kaip buvo seniau ir kaip dabar, nes gal kai kas yra nematę, kai kas nebuvo tais laikais, kaip buvo ugniagesiai, kaip kūrėsi, kaip formavosi, buvo savanoriai pradžiai ugniagesiai, dabar jau savanorija yra tik tai Vokietijoje išlikus, Lenkijoje labai stipri. Parodoje ugniagesio profesiją reprezentuojanti atributika nuo pačių seniausių iki šių laikų. Šis šalmas yra išskirtinis tuo, kad jisai atspindi būtent šioje nuotraukoje ugniagesiai pažymėti 20 amžiaus 40-metis. Yra seniausias mano eksponatas šioje kolekcijoje. Kolekcijoje ir skirtingų laikmečių ugniagesių apranga, antpečiai, įranga, kurios daugelis net nėra matę. Atėjęs darželinukas, jis mato šių dienų ugniagesį, ar ne? Jie lanko mokyklą šiom dienom. O tai, kas buvo prieš 100 metų, jis net neįsivaizduoja, kaip taip atrodė. Ir tu, kuri pridėtinę vertę lygiai taip pat ir tiem vaikam, duodamas užsidėti kažkokį šalmą ar kažką. Tai mūsų tikslas yra tas toksai daugiau gal šviesti žmonės. Ši paroda tai įžanga į būsimą bene vienintelį tokį Lietuvoje kuriamą ugniagesių muziejų. Skirmantas sako, tai bus duoklė visiems kasdien rizikuojantiems gyvybę dėl kitų saugumo ir siekis giliau pažinti šią profesiją, ypač jaunimui. Sužadinti žmonių domėjimąsi tą ugniagesybą, kad ugniagesiai ne vien tik gesina gaisrus ir gelbėja žmonių gyvybės, bet ir renka ir daro kolekcijas, parodo žmonėms kitiems. Kaip muziejus turėtų atrodyti, tai mes jau žinome, jisai turėtų būti su edukacijų studija, kad žmonės atvykę gautų ne tik muziejų, kad aš apėjau per 15 minučių ir viskas, tai kad būtų kažkokios edukacijos, veiklos, kad žmogus kažką pasigamintų, susikurtų ir įsivežtų dar iš to muziejaus. Paroda Ugnies angelas veikia Kupiškio viešosios bibliotekos patalpose.